Dvaraka tai Krišnos sostinė. Tai vieta, kur mes ruošiamės pastatyti miestą. Dvaraka tai vieta, kur kiekvienas galės sau rasti prieglobstį. Šitoje vietoje mes norime pastatyti vaikų namus, norime pastatyti senelių namus, norime pastatyti psichologinį pagalbos centrą, kur galėtų rasti savo prieglobstį moteris nuskriausto šeimoje, žmonės, kurie nori mesti rūkyti, kurie nori atsakyti alkoholio, nori atsakyti narkotikų. Norime pastatyti jogos centrą, kur galėtų atvažiuoti mokytojai iš viso pasaulio ir išmokyti žmonės jogos pratimų. Norime čia kurti Vedų kultūros universitetą. Norime pastatyti Ayurvedos kliniką, kur irgi žmonės galėtų valytis, gauti informacijos apie sveikatą, rinkti vaistažoles. Jeigu kalbėti plačiau apie šį projektą, tai norisi čia pastatyti gyvenvietę, kurioje būtų 30-35 namai, kur galėtų gyventi kultūringi žmonės, kurie nevartoja alkoholio, kurie nesipyksta, kurie darniai sutarė. Čia norėtumėm pastatyti kaimo turizmo centrą, į kurį galėtų atvažiuoti, pailsėti tiek Lietuvoje gyvenantys žmonės, tiek gyvenantys užsienyje. Jie galėtų čia gydytis, poilsiauti, gauti dvasinių ir vedinių žinių. Taip pat čia planuojame pastatyti vedinį planetariumą, tai visiškai kitokios žinios apie kosmoso sandarą. Tai nematerialios žinios, tai dvasinės žinios, kas yra virš mūsų ir kas yra po mumis. Čia norime padaryti festivalių zoną, kur vasaros laikotarpiu žmonės, kurie gyvena ir veda sveiką gyvenimo būdą, galėtų gamtos prieglobstyje pailsėti, draugauti, pasikeisti žiniomis. Todėl kviečiu visus prisidėti prie šio projekto, tapti šios bendruomenės Dvarakos Krišnos sostinė projektų dalyviais. Geografinė padėtis Dvarakos ypatinga, kadangi jinai tarp dviejų upių. Čia šiaurinėje pusėje teka Neris, o vakarinėje pusėje teka Žiežmara. Dvaraka Kaišiadorių rajone, Paparčių seniūnijoje, Niauriškės kaime. Tai visai netoli nuo Vilniaus, tik tai 60 km. Ir nuo Kauno 70 km. Nuo kelio Vilnius-Kaunas 25 km, iki Jonavos 20 km. Jeigu kilti aukštyn upe Nerimi, tai 5 km čia randasi Kernavė. Todėl istoriškai, geografiškai tai labai graži vieta. Mes turime sukūrę internetinę svetainę Dvaraka.lt, turime viešą įstaigą, kuri vadinasi Dvaraka Krišnos sostinė. Ten yra nurodyta sąskaita mūsų ir kviečiu žmonės prisidėti prie šito projekto, tapti tiesiog šito projekto dalyviais. Jeigu turite kažkokių idėjų, kaip pastatyti šitą miestą, jeigu turite noro dalyvauti šitame projekte, tai aš mielaširdingai kviečiu visus, nežiūrint į jūsų amžių, nežiūrint į jūsų išsilavinimą, specialybę, visada ateiti ir būti su mumis kartu.